Sveiki, aš esu Lukas, man 12 metų. Tai aš turėjau seną dviratį, kurį iššau. Tai dabar kaip svajoju turėti savo naują dviratį ir svajonę įsipildė. Reikėjo iš pradžių parašyti tokį ilgą laišką. Labai gerai, žiauriai. Daug kur važinėsiuos, šeima važiuosim po miško. Viena iš mėgstamiausių veiklų per laisvalaikį. Iš tikrųjų, prieš eidama čia tai galvojau, kad apsiverksiu 100%, bet dabar noriu apsiverkti dėl to, kad aš matau Luko veidą, jo šypseną ir be galo gera matyti tokį pozityvų vaiką. Suvokiant visą tą svarbą, tą sudėtingumą šitos situacijos, vis tiek džiaugsmas laimi. Kodėl? Todėl, kad išpildyta dar viena svajonė. Ir Lukas šypsosi, nustoja šypsotis. Visada optimistiškas. Jisai iš tikrųjų labai protingas yra ir aš sakau, tavo siela turbūt yra labai sena. Aš jo tikrai labai didžiuojasi, visada didžiavausi. Sportiškas ir futbolą lankė. Tai viena mergaitė mokinė antrokė tuo metu. Ji turėjo tokią kaip ir norą savo perskaitytas knygas pažymėti rožinę spalvą. Ir ta lentyna tiek išaugo, kad jau net nebetilpo pas mus. Ir atsirado tokia pinkinimo akcija, kuri Herojaus mokykla ir Herojaus vaikai darželiai jau 8 metus pinkina knygas, gauname senas perskaitytas knygas, jas aplenkiam naujų rožinių viršeliu ir šitas knygas knygų mugės metu žmonės įsigyja už tam tikrą auką ir jie gauna knygą, o surinktos lėšos keliauja Rimanto Kaukėno paramos fondui. Lapkričio pabaigoje pastebėjom, kad jis taip pat pasakiau, mama žikoks guzas. Mes nuėjom pas šeimos gydytoją. Prasidėjo jam labai smarki sloga ir aš savaitę gydžiau slogą. Nusiuntė į ligoninę pas LOR gydytoją, o LOR gydytoja pasakė, kad čia ne mano sritis. Pradžio Klaipėdos ligoninė, ačiū labai Klaipėdos ligoninės gydytojams, ypatingai gydytojai Rūtai iš chirurginės skyriaus gerai. Aišku, yra visokių iššūkių ir tie pašaliniai poveikiai, ir žaizdos burnoje, ir ant lūpų, ir ant kojų, ir pykinimas, ir visa kita. Bet visi mes tikimės, kad viskas bus gerai. Taip ir bus, taip ir turi būti. Čia ta svajonė, kur žinai, kad turi praeiti šį etapą ir paskui ateis pavasaris, ateis vasara ir tada jau galėsim važiuoti su ta dviračiu. Labai ačiū Herojaus mokyklai už Luko svajonės užpildymą. Ačiū visai bendruomeniai, vaikučiams ir jų tėveliams ir mokytojams ir visiems, kas pinkina knygas. Labai ačiū. Ačiū Herojaus mokyklai ir visiems, kurie prisidėjo prie šitos akcijos ir išpildė mano svajonę.